Žmonės. Ar gali būt, kad minutę parėkus, kitą rytą tu būsi visiškai užkimęs? O tu žinai, dėl ko būsi visiškai užkimęs? Nes blet. Taigi tave stebi visas pasaulis. Mūsų visus stebi visas pasaulis. Supranti, aš užkimęs minutę parėkęs. Kaip tai paaiškint? Kaip paaiškint, kad daiktai skraido namuose? Kaip paaiškint, arba kaip paaiškint, kad tu girdi kažkokius tai šešėlių žmonės? Supranti, šešėlių žmonės. Tai aš noriu pasakyti, kad visų pirma dėl tų šešėlių žmonių negaliu eiti, nes paskui pamesiu mintį. Tai visų pirma noriu pasakyti, kad dėl tų šešėlių žmonių kalta yra civilizacija. Civilizacija nebūtų egzistavusi, jeigu visata nebūtų padariusi išimties mūsų gyvenime. Jeigu visata nebūtų sukūrusi hologramų pomirtiniam pasaulyje, mūsų miestai net nebūtų atsiradę. Supranti? Žmogus, kai miršta, jis tampa dalele. Žmogus, kai miršta, iš jo išskrenda mažytė dalelė. Mažytė dalelė išskrenda iš žmogaus. Bet toks dalykas, kad atsiradus pomirtiniam gyvenimui, visata padarė išimtį mūsų civilizacijai. Civilizacija egzistuoja pagal tai, kaip erdvė keičia savo būseną. Erdvė keičia savo plačiai rašinių. Erdvė keičia savo būseną. Tai va, ir yra toks dalykas, kad iš pat pradžių žmonės pradėjo eksperimentuoti su erdvė, kai visata atsirado. Tai viskas, turiu omeny, kad nuo ko prasidėjo gyvybė, taip gyvybė ir gyvenimas tęsiasi. Nuo ląstelių. Ląstelės atsiranda iš dalelių. Bakterijos atsiranda iš dalelių. Atmosfera atsiranda iš dalelių. Tačiau yra toks dalykas, kad jeigu gyvybei davė pradžią visatos energija, davė pradžią gyvybei, tai taip pat ir gyvybė egzistuoja tol, kol visata leidžia būt. Ir kai visata leidžia būt gyvybei, atsiranda toks dalykas, kaip sąlyginė mirtis. Sąlyginė mirtis, kai padaras susilieja su erdve ir tampa nematomas. Erdvė nukopijuoja jo informaciją apie jo fizinį kūną ir perduoda kaip sklaidančią energiją. Kai padaras susilieja su erdve, tai ištirpsta erdvėje, tas padaras tampa informacija skraidančia kiaurai sienas. Ir jis turi rankas, turi akis. Ir dar kas įdomu, kai žmonės sukūrė kompiuterius, žmonės galėjo matyti, ką mes sapnuojam. Supranti, kai žmonės sukūrė kompiuterius, jie galėjo matyti, ką mes sapnuojam. Ir tai yra pagrindas, kad intensyvus transliavimas vyksta iš padarų susiliejusių su erdvė akių. Mūsų žmonės mato, ką turėtų fiksuoti šešėlių žmonių akis. Žmonės mato, ką turėtų fiksuoti šešėlių žmonių akis. Tačiau patys šešėlių žmonės yra labai negeri, nes jie gadina techniką. Šešėlių žmonės ne tik mus stebi, bet ir gadina techniką. Dėl šitos priežasties valdžia daro nuolaidas technikos detalėms, nes jie žino, visoms detalėms yra padaroma pakankama nuolaida. Gal net mažesnė už realią savikainą. Kas yra savikaina? Savikaina tai yra faktiškai kiek atsieina pagaminti tam tikrą prekę, produktą.
Bet taip yra, kad tie šešėlių žmonės, informacija skraidanti mūsų namuose, tai yra nepadaras. Tai yra tiesiog informacija skraidanti mūsų namuose, gali įlysti į mūsų vidų ir gali paleisti trydą. Supranti? Šešėlių žmonės sukelia auglius. Tai nereiškia, kad jie ten kažką daro. Ta informacija, kuri lenda per mūsų kūną, duoda signalą plisti augliui. Ir tie augliai atsiranda nuo informacijos įsikišimo į mūsų kūną. Taip pat ir su viduriais. Tie padarai skraido po mūsų namus ir mus filmuoja savo tipo nematomom akim. Jie mus filmuoja. Žmonės mato jų vaizdą. Tai va, ir dar kitas dalykas, kad jeigu yra planeta kažkokia ir to planetoj kažkas yra ir tik tai ten yra to planetoj, žmonės iš karto gali žinoti, kas yra už kitoj Saulės sistemos pusėj. Jeigu ten tikrai kažkas yra, žmonės iš karto žinos, kas ten yra. Nebūtina jokių humanoidų. Visata neturi paslapčių. Šešėlinis internetas neturi paslapčių. Visata neturi paslapčių. Tai, kas yra, tą visi žino. Apie kiekvieną mūsų visi žino. Tai va, tai tie humanoidai perėję per mūsų kūną gali paimti ir suteikti informacijos mūsų viduriams ir iš erdvės mūsų viduriai ims gaminti skystį. Jie suteikia informacijos ir pagal tą informaciją mūsų erdvės dalis organizme ima gaminti skystį pagal informacijos perdavimą. Ir mūsų viduriai pradeda gaminti skystį. Ir dėl šitos priežasties žmonės apsišika. Taip pat ir su ligom. Koronos virusas. Tiek to. Dabar apie balsą. Mano balsas nebuvo perrėktas. Aš dar vakar normaliai kalbėjau. Bet per naktį vyksta stebuklai. Ir taip atsitiko, kad ta informacija užkimdė mano gerklę. Tie humanoidai, jie užkimdė mano gerklę. Jie padarė taip, kad negalėčiau kalbėti. Ir organizmas ne tik, kad pradėjo sirgti, jisai priešinasi gijimui, kol jie neduos informacijos mano gerkliai, kad tai galėtų pradėti sveikti. Aš galiu būti užkimęs visus metus. Dėl to, kad humanoidai duoda informaciją į gerklę ir organizmas klauso tos informacijos ir mes sergame ligomis. Supranti? Mes sergame ligomis. Taip pat ir su viduriais. Vidurius atskiedžia erdvėje sklandantis humanoidai. Jie peraugina mūsų maistą viduj ir sukuria skystį, kuriame tirpsta mūsų fekalijos. Kai fekalijos greit ištirpsta, žmogui paleidžia trydą, vidurius. Vidurius paleidžia nuo tų humanoidų įsikišimo į mūsų žarnas. Supranti? Vidurius paleidžia nuo humanoidų. Ir jie mus stebi namuose. Mano svajonė, viena iš svajonių yra projektas apie šešėlių žmonės. Ir ne tik. Dalis tų humanoidų apsigyveno po žemę ir tiekia mums komunalinės paslaugas. Dalis humanoidų taip. Tiekia mums komunalinės paslaugas. Dalis humanoidų. Tačiau kita dalis, kurie yra skirti veikti, skraidyti, jie niekada nebus mūsų draugai. Nes jie mus stebi, jie mums kenkia, jie mus sargdina, jie gadina techniką, riboja mūsų energiją, užkrečia mus lygomis. Bet aš noriu pasakyti, kad su korona tai buvo tas pats.
tie humanoidai sukeldavo kraujyje karštį, kad žmogus pasiskųstų gydytojams. O nustatyti diagnozę tai buvo tuo metu madinga. Tuo metu buvo madinga nustatyti žmogui diagnozę. Ir jeigu žmogus pasijusdavo blogiau, susargdintas tų padarų, kurie vadinami šešėlių žmonėmis, tai jam nustatydavo diagnozę ir jis būdavo įkalintas savo namuose ir negalėdavo dirbti ir turėdavo, ir įmonės negalėdavo veikti. Suprantat? Tai buvo siaubinga, bet tai padarė tie šešėlių žmonės, humanoidai. Tai padarė humanoidai. Jie sukėlė koronos krizę. Tai va, aš nežinau, dėl ko atsirado koronos krizė, bet iš tikrųjų koronos liga yra neužkrečiama. Koronos liga neužkrečiama. Neįmanoma užkrėsti koroną. Tai padaro padarai vadinami šešėlių žmonėmis. Tai yra šešėlių žmonės, tai yra humanoidai. Jie mus privertė sirgti. Ir kas įdomu, jo korona tai yra tas pats, kas gripas. Korona tai yra tas pats, kas gripas. Ir važiai šitą neigia. Nes tik vienetai patirdavo kitokių simptomų. Tik vienetai patirdavo kitokių simptomų. Ir mano balsas užkimęs. Nes humanoidai padarė taip, kad aš negalėčiau kalbėti. Tai padarė humanoidai. Humanoidai. Eisiu dabar montuoti video. Iš darbo grįžau. 50 žmonių. 200 indų. Na. Gerai, hebra, varau į bendrabutį, nes jau, blėt, tuoj gal lietus pradės lyti, gal nepradės. Dar noriu parūkyti ir muzikos pasiklausyti. Tai va, humanoidai. O kita dalis yra hakeriai, bet apie hakerius pakalbėsiu kitą kartą.